Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, Veda astrologė. Jūs esate mano kanale Veda astrologė lietuviškai. Rytoj, rugpjūčio 12 dieną, bus jau Saulės užtemimas. Aš kalbėsiu ne tik apie Saulės užtemimą šiandieną, bet ir apie Mėnulio užtemimą, kuris bus 28 dieną. Bet Saulės užtemimas, tai šitas Saulės užtemimas, jisai iš tiesų yra ganėtinai toksai svarbus, nes jisai bus matomas mūsų, Lietuvoje ir aplamai mūsų tame regione. Tik tiek, kad jisai, matysim iš dalies, tai, tą dalinę šitą, o jau tas pilnas užtemimas, jisai tik bus jau, kai jau Saulė ten jau leisis visiškai. Kada jau jinai tenais bus praktiškai, įdomi, kad grinai, bent jau mūsų regione, tai kada jinai nusileis, jau, kaip sakant, skaitosi, kada Saulė nusileidžia tas taškas toks, ir tada tas pilnas užtemimas bus. Tai dabar kur tas užtemimas bus? Čia yra šita programa Stellariumas, kuri yra astronominė. Ne astrologinė, bet astronominė. Čia yra Vilnius, čia yra, čia man jau nuvažiavo, kol aš išnekėjau, 56 sakė. Čia matom Saulę, jeigu įjungti, čia Saulė leidžiasi, jeigu čia įjungus, čia sako Mėnulis, Saulės nerodo, čia sako Vėžys, čia kažkur tai horizonte matosi. Tai Saulė su Mėnuliu, jinai bus šitam Vėžio ženkle. Jinai čia bus toj paskutinėje dalyje, nes čia 25 laipsniai Vėžio. Liūtas, tai jisai dar, nes čia sako, visi liūtė, ten šitie vakarų astrologai, pagal jų sistemą, tai ten jisai jau liūtė yra. Bet jų ta simbolinė sistema realiai danguje, tai visai kitas vaizdas, matot, jisai dar yra Vėžyje. Ir Vėžė čia tokia, ta paskutinė, ta dalis ta Vėžio, tai yra tokia nakšatra, tokia, kuri vadinasi Ašlieša. Ir Ašlieša tai yra tokia, labai savotiška tokia nakšatra, nes jinai, jos simbolis tos nakšatros yra gyvatė. Ir atitinkamai, kaip sakant, ir tokių rezultatų visokių paprastai ten esantis kažkokia tai, ar tai planetos, ar tai ten kažkokie kuspidai, tai kažką tai tokio su tuo susijusio ir duoda. Aišku, gyvatė aplamai, tai kaip, pavyzdžiui, vedinėje toje visoje, tai visoje toje filosofijai, mitologijai, tai yra, kaip jeigu žemam lygyje, tai tokia gyvatė tokia, kaip gyvatė. O jeigu, pavyzdžiui, aukštam lygyje, taigi ten tie visi ir tie dievai, jie visi ten, turėjo ten būdavo jų kaip apsauga tokia šita. Nes ir tas dievas, tas Naraina tenais, ten su ta šeša, ten tas šita ir ten ten tokia, toksai pasibaldakimas iš gyvačių toksai šita. Ir šitas ir dievas Šiva tenais genkako, ten su ta gyvatė, taip kad jinai, bet sakau, tai priklausomai tiesiog nuo lygio, taip kad tai nėra vien tik kažkas tai tokio blogo. Bet nuodai gyvatiški, aišku. Ir dar kas yra. Dar yra šitam Vėžio ženkle, kada tas užtemimas vyksta. Čia stovi Jupiteris ir Merkurijus. Čia Merkurijus net nerodo pavadinimo. Merkurijus stovi. O Jupiteris šičia egzaltuotas yra. Taip, kad tai yra labai gerai. Taip, kad čia nėra taip vien tik tai kažkokiu tai blogi rezultatai. Dabar jeigu pasižiūrėti mūsų valstybės, štai čia yra vidinis šitas kvadratas, yra Lietuvos horoskopas su svarstyklių kylančių ženklų šitą. O tas išorinis čia yra tranzitinė situacija. Ir čia tas užtemimas. Čia Saulė, Mėnulis, Jupiteris ir Merkurijus.
Ir jie čia atsidūrė va šitam vėžyje, vat, čia yra vėžys ir yra 10 namas. Kadangi čia vat yra 7, čia 7, 8, 9, 10. Ir 10 namas tai yra mūsų valstybės ta aukščiausioji valdžia šita. Visas ministrų kabinetas, ten visi ministrai, ten premjeras ir Seimas. Ir, Seimas iš dalies yra dar 11 namas. Bet čia aukščiausia valdžia. Ir kas įdomiai yra, kad šitas mūsų valstybės tas kuspidas 10 namo. Ir tas užtemimas gaunasi beveik tiksliai ant to kuspido. Ten skirtumas yra kažkur tai 3 minutės. Taip, kad beveik jau grinai užlipęs jisai ant jo. Taip, kad aišku, čia įtaka mūsų šitai visai valdžiai, tai mūsų visom tam, vyriausybei tai tikrai turės. Kažkas tokio čia turėtų būti. Kas čia gali būti? Pirmiausiai. Aišku, ne vien tik tai vyriausybė. Greičiausiai tai vyks kažkokie tokie įvykiai, kuriuos vyriausybė turės spręsti. Kažkokie tokie reikšmingi. Kokie čia gali būti? Principe, jeigu tai yra vėžio ženklas, tai šita vėžys tai yra vandens ženklas. Tai pirmiausiai kažkas susijęs su vandens kažkokiamis sistemomis, kažkokiamis vandens transporto pas mus nemažai ten yra, kažkokia žvejyba, ten kažkokios infrastruktūros visokios tokios, geriamas vanduo, šitą tiekimas ten kažkoks valstybinių mastų. Principė gyvatė čia, tai net kažkokios gali būti provokacijos kažkokios. Tai. Ir kitas dalykas, vėžys tai yra žemės ūkis kartu, tai yra 4 ženklas, tai yra žemė, tai, taip, kad kažkokie ten derlius kadangi ruduo dabar yra, tai, aišku, čia nebūtinai turi būti pas mumis šitas regionas, čia nebūtinai Lietuva, čia ir ta, pavyzdžiui, bet tas pagrindinės tiekėjos javų yra juk Ukraina ir Rusija, čia tas karas tarp jų, tai čia tiesiog astrologijos nereikia, aišku, kad tos kainos kils tenais. Dar kas. Ir paskui dar kas, aplamai tai, kadangi tą ašlėšą valdo Merkurijus, o Merkurijus yra intelekto planeta, tai kažkas tokio susiję su kažkokiam ten kūrybinėmis kažkokiamis industrijomis, ten kažkokio švietimu, su mokslu. Principė, paskui tas mėnulio užtemimas bus vėl 5. Dabar kas pačią tą valdžią tenais liečia, tai valstybinėme lygmenyje, tai kažkokia gali būti kažkokia ten sąmokslai, kažkokia tai, gali lysti kažkokios korupcinės schemos vėlgi. Kažkas tokio. Nes kadangi tas užtemimas vyksta, taip, dienos pabaigoje, tai kažkas tokio išlysti, ne tai, kad kažkokios naujos kažkokios problemos, bet kažkokios senos gali išlysti šitą. Ir Merkurijus, taip, komunikacijos ten kokios technologijos, tos šiuolaikinės technologijos visokios, tai kokios nors dezinformacinės, kokios nors ten kompanijos, ten tos kibernetinės atakos prieš kažkokį, prieš vyriausybės institucijas, ten, prieš kažkokius nors finansus irgi pilnai gali būti šitą. Ir dar, kadangi tas užtemimas dienos pabaigoje, tai gali būti su sienomis kažkokios tai problemos. Ir principė, šita ašlėša nakšadra, jinai rodo pietryčių kryptį. Ir jeigu pasienis, tai ten grinai su Baltarusija, principė ir pats Vilnius pakliūna į tą pietryčių kryptį. Jeigu imti grinai mūsų valstybės šitą. Tai Vilnius yra kažkur tai pietryčiuose. Ir ten ta siena, ten irgi ta pietrytinė, ten Baltarusija, ten iš Baltarusijos ten kokiu nors. Ir teisingai, kadangi tai gyvatės nuodai, tai su chemija, tai čia su tom trašom baltarusiškom kažkas tokio ten, nežinau, gali būti irgi kažkokios problemos, kažkokios krizės, ką vyriausybei reikės spręsti. Nes, tik tiek, kad kadangi tai yra dienos pabaigoje šitą, tai nebus iš karto
tai kažkur turėtų jau vėliau visą tai. Ir tai ne pačios, vat sakau, tai ne pačios vyriausybės ten kažkokios tai problemos, o vat būtent, kad vat kažkokie tokie vat išlys kažkokie šešėliniai dalykai tokie. Bet vat vyriausybė reikės visą tai spręsti, visą tai gesinti tos gaisrus. Nu ir kas dar? Tik tiek kas čia yra Jupiteris egzaltacijoje. Jupiteris egzaltacijoje tai vis dėlto yra apsauga. Nu, ir ta apsauga, jinai tokia gali būti tokia ir teisinė, ir kažkokia moralinė kažkokia, tai toksai, nu, valstybės to stabilumo toksai garantas jisai yra. Dar kitas dalykas, vat, kadangi čia į tą užtemimą, nei Saturnas čia neturi jokios įtakos, nei Marsas čia, nieko čia nespektuoja absoliučiai, tai, nu, kažkokių revoliucijų, kažkokių chaosų, kažkokių čia nebus. Nu, kaip jau ir visuomet. Per žiniasklaidą bus kažkoks triukšmas, kažkoks tai skandalas ir ten vėl tą bandys nuiminėti vyriausybę, turbūt kaip visuomet. Pas mumis jau šitas, kelinta čia, trečia jau šita. Nu, bet sakau, aš kaip. Ir tiesa, pavyzdžiui, šitas užtėmimas, jeigu aš ten teisingai nustačiau Mindaugo Sinkevičiaus, nu, premjero šitą, tą kylantį ženklą, tai jis irgi, bet jeigu yra vėžys, tai tiesiai ant to vėžio. Bet kitas dalykas, pavyzdžiui, toksai užtėmimas, kada pirmiausia eina Saulės, o paskui eina Mėnulio, tai jisai principė skaitosi, kad tai nėra labai blogai. Ir kai kuriais atvejais, tai, nu, ir aš pati, kiek susidūrusi su, kada žmonės kada žmonių kažkaip tai kabina tos horoskopus, tos pagrindinius kažkokius tai taškus, tai, nu, ne visada tai yra blogis. Tai visada būna sunku kažkas tai. Bet paskui vėliau taip išaiškėja, kad tai buvo viskas buvo, nu, tik tai gera, taip sakant. Nu, tai nežinau, dar čia plius tas Jupiteris, toksai, tai vis tiek šita apsauga kažkokia tai bus. Ir jokie čia tie malefikai neturi įtakos šitą. Taip, kad gal čia nieko tokio labai jau blogo ir nebus. Nu, bus tik tai, sakau, kažkur tai. Ir pagal viską tai kažkur tai maždaug spalio antroji pusėje, lapkričio pradžioje visas čia tas turėtų toksai būti, nu, tas jau pats toks pikas tų visų skandalų šitą. Nu, dabar, jeigu paimti Mėnulio užtemimą, kuris buvo 28 dieną, tai čia jau viskas bus žymiai ramiau. Taip, Mėnulis bus 5 name vėl. Jau kiek čia tų užtemimų buvo, kada 5, 11, 10 šitos vis kabindavo ir kaip šitos vyriausybės pas mumis čia keitėsi, taip kad, nu, iš tiesų tas įtakos turi šitą. Tai čia bus tas užtemimas tokioj nakšatroj Šatabhižoj, nakšatra, kurią valdo Rahu, tai šešėlinė planeta. Tai tokia. Ir vėl ten kažkas, tai ten tos nakšatros, tas toksai, kaip sakyti, simbolis yra šitas, nu, toks dievas Varūna, tai vandens ir tokios kosminės tvarkos šitą dievas. Ir dar šitą nakšatrą skaitosi ten kaip gydytojų nakšatra. Taip, kad čia kažkokia, nu, matyt, kažkas tai ten su sveikatos, ten su tais įstatymais, su sveikatos apsauga, ten kažkas tai tokio bus šita. Tai jau 5 namas su vaikais, čia irgi šitie įstatymai, ar tai ten to dirbtinio apvaisinimo, ar čia tos šeimos, ten iš visų šitų bus. Tik tai tiek, kad šitas užtemimas, tas Mėnulio užtemimas, jisai ten bus nematomas. Tai čia Mėnulis bus šitam 5, o Saulė bus 11 šitai, tokiai nakšatrai, kuri vadinasi Magha. Magha, jinai yra šitų visokių tokių
valdovų, kilmingų tokių kažkokių giminių, tokių aukšto rango, ten visokių vadovų, tokių dvasinių lyderių, nakšatra šita. Liūto ženklas šiandien. Tai vat čia jiems kažkoks toksai bus, kažkokio autoriteto praradimas gal kažkoks tai, bet tai čia toksai bus, čia nebus jokio to įtakos kažkokios labai tokios stiprios ir didelės tokios. Tik tiek, kad va čia va tas 11 namas, tai čia su tom partijom kažkokiam tai partijų namas šitą. Ir vat kažkokia tai gali būti, gali su kažkokia farmacinės tenais, kažkokiais, sektoriais, kažkas tai su švietimo, nes 5 namas švietimas. Bet čia tokių nieko tokio labai tokio ypatingo nebus šita. Sunkesnis bus tas, kada saulės užtemimas. Jisai ten valdžia, jis taip pakutens, panašu, kaip reikalas šitą. Ir ne vien tik tai ne vien tik tie užtemimai rodo, kad tokį sunkų periodą mūsų valstybė pergyvena, bet ir ten, aš kaip ir anksčiau pasakojau, tenais tie periodai šitą, su 8 namo tą periodą mes dabar praeidinėjame pagal vieną sistemą, pagal kitą sistemą mes šešėlinės planetos Rahu šitą tą praeidinėjame, o Mėnulis, nes dabar yra Rahu Mėnulis periodas, Mėnulis 12 name, tai vėlgi praradimai visokiausi, bet kaip ir iš tiesų taip ir dirba, žiūrėkite, nes 10 namo valdovas aukščiausios valdžios, Mėnulis jis yra 12 praradimų. Tai kiek mes jau valdžių praradome per šitą periodą. Nes žinai, kada tas periodas, kada jisai prasidėjo. Aš atjungsiu tą tranzitą ir pasižiūrime, kada Rahu, ne čia, taip, Rahu ir Mėnulio įsijungia 9, prieš tai buvo Saulės. Čia kada mes Palucką praradome. Dabar eina Mėnulio, kada mes Ruginienės vyriausybę praradome. Ir yra dar šansų mums ir Sinkevičiaus prarasti. Nežinau, Sinkevičiaus gal jisai vis dėlto, gal 3 kartas nemeluos, gal vis dėlto tos vyriausybės išsilaikys tą vyriausybę, nes ten pagal tą ilgaamžiškumą, tai ten turėtų kaip ir. Nors vėlgi ten. Irgi yra tas faktorius toksai, kaip sakant, žmogaus laisvos valios, kiek ten Sinkevičius sugebės ten suvaldyti viską. Ruginienė tai ten buvo, pasižiūrėsim, nesakau, šis pavojingiausias, Mėnulis šitą. Mėnulis valdžia 12 name, taip kad ir Sinkevičiui čia dar grėsia iki 27, iki 27 kovo mėnesio. Atsiprašau. Teisingai sakau, reiškiasi. Taip, kad nors iš pačios tas vyriausybės, kaip ten žiūrėjau, tai kaip ir, ten, ką ten gali žinoti. Tai tai ką, tai visiems mums tada stiprybės, laikytis. Aišku, nieko čia tokio tragiško ir baisaus nėra, demokratinėje valstybėje gyvename šitą. Vyriausybės keičiasi, o institucijos dirba savo toliau, kaip dirba ir viskas, nieko tai. Aišku, gal nėra gerai valstybėje, bet tokia realybė. Geriau, aišku, negu koks nors karas. Tai tiek tada, tai iki.